Nematau iki šios dienos aplinkybės arba priežasties jų nuimant karinės žvalgybos vadovą. Iki šios dienos dar Nacionalinio saugumo gynybos komitetas negavęs iš Krašto apsaugos ministerijos dokumentų, kurių užsiprašė, kad patvirtintų, kodėl būtent šis žvalgybos vadovas yra perkeltas į rezervą. Nėra. Komitetas yra nusprendęs nežaisti su Šakaliene katės ir pelės žaidimo, todėl rytoj darom mes Nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdį vėl būtent šiuo klausimu. Kalbėsim visi ir apie naują išlindusią atvejį, apie kurį mes vėl nieko nežinom, nes irgi kariuomenės medicinos vadovas tai yra šiaip irgi rimta pareigybė, kuri tikrai turėtų būti derinta su mūsų komitetu, nes būtent komitetas ir vykdo krašto apsaugos sistemos parlamentinę kontrolę. Jeigu mes kalbam apie gynybą, apie kariuomenės stiprinimą, apie diviziją, apie milijardinės lėšas, kurios bus skirtos ir tam tikras pokytis dabar daromas, struktūrinis pareigybių skirimas, įvairiausi dalykai. Tikrai komitetas turi dalyvauti tuose procesuose, bent jau būti supažindintas. Jeigu to nėra, panašu, kad vyksta kažkoks slaptas žaidimas, aš jį vadinsiu dabar tik tai iš tam tikrų aplinkybių valymas tam tikrų vadovų krašto apsaugos sistemoje, tai yra kariuomenė. Ir mano galva, kad tų vadovų, kurie arba nelojalūs, arba juos reikia pakeisti lojaliais. Priežastis viena. Ateina milijardinės lėšos į krašto apsaugos sistemą, į Lietuvos kariuomenę. Ir tas lėšas reikės įsisavinti, numatė per 5 metus Lietuva. Per šią kadenciją. Kad yra sukurta sistema, aš jau apie ją kalbu, ar ne, ir trūksta tik tai kelių jau sprendimų, pavyzdžiui, apie poligrafų įstatymą. Trūksta tik priėmimo stadijos, o poligrafas yra naudojamas tam, kur aš matau riziką, kad per jį, dabar jeigu jis toks bus priimtas, bus galima atsisijoti nelojalius verslus, kurie dalyvaus būtent tam tikrose viešuosiuose pirkimuose, kuriant tam tikrą gynybos pramonę galbūt. Jeigu tu nelojalus, užteks kažkokios tai pažymos slaptos, kas jas gali rašyti, būtent karinė žvalgyba, ar ne? Ir kol jos nepatikrinimas žmogui pasiūlys pasitikrinti poligrafu. Jeigu žmogus atsisakys, iš karto skaitysis nelojalus ir negalės dalyvauti tuose procesuose. Aš kai šitos klausimus kėliau, Krašto apsaugos ministerijos atstovai sako, tai žmogus turės teisę skųstis į teismus, bet kol teismai praeis, seniai viešieji pirkimai bus pasibaigę ir procesai ir pinigai galbūt išnaudoti.